su amžiumi kaklo odoje senėjimo požymiai pasireiškia greičiausiai. Kodėlgi taip yra? Dėl to, kad kaklo oda yra labai plona, vienas dalykas, kitas dalykas, mes dažniausiai juo nesirūpinam. Kremus dažniausiai naudojam tik veide, SPF-us naudojam tik veide, o kaklą apleidžiam. Kaklo odos senėjimą dar labiau paspartina gravitacija, žiūrėjimas pastoviai į telefonus, sėdimas darbas, ultravioletiniai spinduliai. Dažniausiai pacientai kakle pastebi horizontales raukšles, taip pat odos suglebimą. Kaklo odos senėjimo procesus galima sulėtinti, rūpinantis kaklo oda. Pirmoiliai reikėtų pradėti kremus tepti ne tik veide, bet ir kakle, taip pat kremus nuo saulės naudoti kaklo srityje. Norint dar labiau pagerinti kaklo odos kokybę, galima taikyti dermatologinės procedūras. Dažniausiai mes taikom injekcinės odos kokybės gerinimo procedūras, kur naudojame įvairias medžiagas kaip hialuronas, polinukleotidai ir antra procedūra, kuri puikiai stangrina odą kaklo srityje, tai yra mikroadatinis radiodažnis su potens aparatu. Svarbiausiai procedūras parinkti individualiai įvertinus būtent jūsų odos kokybės būklę.